Kinas tai meno rūšis pramoga, bandymo pažinti pasaulį tam tikrą formą, turinti daugybę žanrų ir vienas iš jų – dokumentinis kinas. Žodynai dokumentinį kiną apibūdina kaip kino meno rūšį, kurios medžiaga yra tikri įvykiai. Tai plati kategorija vizualinės išraiškos, kuri vienokiu ar kitokiu būdu remiasi mėginimu dokumentuoti tikrovę. Dokumentinis kinas gali būti kaip priemonė norint pasidalinti istoriją, tikrais įvykiais ar jų išgyvenimais. Tobulėjant technologijoms ir plečiantis fantazijos vizualizavimo galimybėms, dokumentika su laiku įgyja vis naujų formų. Šiais laikais atsiranda vis daugiau mažo biudžeto dokumentinių filmų, kurie kuriami pasitelkiant šiuolaikinės technologijas ir žmonių išradingumą bei kūrybingumą. Šiuolaikinės technologijos, pavyzdžiui, skaitmeninė animacija, suteikia filmų kūrėjams neribotą laisvę. Vienas ryškiausių pavyzdžių – animacinės dokumentikos videofilmas sukurtas režisieriaus iš Izraelio. Filmų kūrėjas Ari Folman, gimęs 1963 metais, pasinaudoję šiomis technologijomis sukūrė animacinės dokumentikos videofilmą Waltz with Bashir. Šis filmas tapo auksinio gaublio laimėtoju. Režisieriui A. Folmanui bičiulis papasakoja apie pasikartojantį sapną, kuriame jį nuolat persekioja 1980 metais Libane nušautų šunų vaiduokliai. Atviras jųdviejų pokalbis atnaujino šiurpius prisiminimus apie karą Libane, kuriame dalyvavo ir A. Folmanas. Tada jis nusprendė dar kartą susitikti su buvusiais bendražygiais, kad padiskutuotų apie konflikto priežastis ir pasekmes, bei atverstų bene juodžiausią Izraelio istorijos puslapį. Skaudžius istorinius faktus režisierius patikė su realistiniais vaizdais pasitelkdamas anime stiliaus dokumentikos technologiją. Po tarnybos Izraelio armijoje Ari Folmanas studijavo kino meną ir 1991 metais debiutavo dokumentiniu filmu Maloniai nutirpęs. Waltzas su Bashiru laikytas favoritu Kanų kino festivaliai, bet čia likęs be prizų, užtat po to sužibėjęs Europos kino meno akademijos apdovanojimuose buvo pripažintas kaip geriausias užsienio filmas. Pats A. Folmanas siekė sukurti tokį filmą, kuris neleistų jaunuoliams įsivaizduoti, jog kare jautiesi kaip didvyris, o priešingai siekė atvaizduoti ten tvyrančią atmosferą bei įvykius, kuriuose niekas nenori dalyvauti.